Pristatau jums savo vieną iš mėgstamiausių prietaisų, tai yra motoroleris, elektrinis motoroleris Tank. Šiaip dėl to, kad tankas gal nežinau, bet taip vadinasi. Panašus į tanką šiaip. Taip. Šiaip kodėl jis man patinka? Nes jisai šiaip yra gan masyvus, jautiesi gan stabiliai. Jo yra ratai 12 solių. Jeigu atkreipsi dėmesį, priekį turi endūrinės beveik padangas. Tai iš dalies dėl mėtymo, kad tvirčiau laikytųsi žvyrkelyje ar dar kažkur tai. Bet jis turi, aš skaitau, vieną iš fainesnių apšvietimų. Sakyčiau, tokį... Kai lazerį. Lazerį, toks kaip atrodo velnys. Va. O čia šviesas, kai užsidega. O, ir dabar va, ilgas trumpas. Šiaip labai atrodo efektingai, mano nuomonė. Galas, pažiūrėkit, koks. Irgi ledai gražiai šviečia. Toks, sakyčiau, modernus daiktas. O, matot, kaip jisai reaguoja į tas. Sėdynė labai plati. Praktiškai drąsiai galima antrą žmogų užsisodinti, nes turi kur koją padėti. Dabar pradėkime iš eilės. Numeskime jį gal nuo tų kojų ir bandom atsisėsti. Sėdėsina yra labai maloni, nes sakau, sėdynė šiaip labai plati, vietos kojom per akis. Ir turim labai fainą spidometrą. Manakį irgi labai inovatyviai. Praneša, kad jūs jau čia. Visur ledai. Ir aišku, dega parkingas dabar, nes jį galima išjungti. Tai čia yra, kad ready, reiškia, galite važiuoti, nėra parkingo įjungto, čia yra voltažas. Beje, šis motoroleris yra 72 voltų, 32 Ah baterija, bet šiaip 72 voltai yra ir 1000 vatų. Teigiama, kad tai yra sustiprintas variklis, vienas iš privalumų. Tai greitis, baterijos talpa, vadinamas jūsų kelionės atstumas, kiek jūs maždaug pravažiuojat. Ir čia yra bėgiai. Tai reiškia 1, 2 arba 3. Ir yra, kas įdomu, yra motoroleriui atbulinis. Nereik nieko spausti. Žiūrėkit, parodysiu į priekį. Ta prasme, nereikia gazo spausti, bet jau aš noriu tik tais pavažiuoti atgal, spaudžiu šitą ir jis juda. Čia kaip fintai, sakyčiau. Čia gal, žinai, čia kur, aš jau kur naudoti, aš manau, jeigu tu nuokalniai stovi, žinai. Ai, pakilti. Jo, ir jeigu tau biškį atgal reikia. Mašina, pavyzdžiui, priekį kur nors užstrigus, tai visai gal gerai, ane? Avarinis, atkreipkite dėmesį, kur dega posūkiai. Žiūrėkit, vienas raudonas lieka, kitas geltonas, tada susigrįžta, kaip modernioji mašina. Garso signalas, čia galit paspausti parkingą, kad, pavyzdžiui, netyčia, jeigu paspaudėt, kad netyčia neužgazuoti, jeigu sėdit tiesiog, kad nenulėkt, nes galit kartais, kadangi elektrinis tylus yra, pamiršti į nulėkti. Taip, ką dar iš čia? Čia turim podeliui pasidėti. Čia yra raktam kokiam susidėti, tokia kaip daiktadėžė. Standartinė daiktadėžė gale. Tai reiškia, čia matom, šiaip tokia, sakyčiau, nemaža, pilnai šalmas telpa gali susidėti. Išjungėjas, kaip ir visuose, toksai stovintis. Čia dar yra baterijom prieiti. Kas baterijom? Prieiti, ne? Va, čia galit prieiti. Aišku, iš čia neužsimsit, bet galit pasižiūrėti, ar viskas jums gerai su tom baterijom. Tada čia galimas yra specialiai vieta padaryti, kad galit užsidėti daiktadėžę. Tai irgi dar turėsit papildomos vietos. Dabar apie... Ką čia galima užsidėti? Aš manau, kad šiaip irgi gali šalmą, būna su tokia sietka, žinai? Užsisegiai pasidėjai, bet galima ir yra įvairiausių kuprinių, tašelių ir visą kitą, jūs galit prisisekti. Ir čia dar turėti papildomą kaip bagažinę. Yra rankom, sako, nuo vėjo. Čia, kad, sakykime, nebūtų taip šalta. Šiek tiek turėtų apsaugoti, aš įsivaizduoju. Veidrodėliai, labai organiški ir gražus, priderinti pagal dizainą. Priekis. Šiaip minkštas yra jis tikrai. Nu, ta prasme, net kai sėdė ant jo, kadangi ratai didesnis, yra tikrai minkštas. Man šiaip pats dizainas jo įdomus yra. Jisai toks, sakyčiau, agresyviai atrodantis. Ir visai maloniai toks kaip arčiau motociklo. Test drive'as. Dabar esu aš pirmą pavarą. Šiaip gan neblogai valdosi ir greitis gan neblogai valdosi.
sakyčiau, gan visuose elektriniuose yra jautresnis bendrai paėmus jisai, bet jisai švelniai, sakykime, atspaudžiam, jisai valdas. Pažiūrim, ką mes turim. Manevringas ir labai patogus. Taigi šitą motorolerį ir kitų daug motorolerių, elektrinių, čioperių taipogi, galite rasti pas mus mankis.lt arba visoje Lietuvoje skambinkit, pristatysim iki namų durų.